Pabudusysis Šakyamunis. Beribės įžvalgos sutros. Širdies sutra. Pergalingosios Pračnaparamitos esmė. Lenkiuosi visiems pabudusiesiems ir bodhisattvams. Štai ką girdėjau. Nugalėtojas su didelėmis vienuolių ir bodhisattvų bendruomenėmis buvo susirinkę Radžagrihoje ant Maitvanagių kalvos, kur nugalėtojas pasinėrė į giliosios regimybės samadhi, kurio perduodamas mokymas. Tuo metu bodhisattva Mahasattva, kilmingasis Avalokita galingasis, praktikuodamas giliąją Pračnaparamita pamatė ir visiškai suprato, kad 5 skandos yra tuščios, neturinčios esmės. Tuomet pabudusioje įkvėptas, garbingasis Šariputra bodhisattvai Mahasattvai kilniajam Avalokitai galingajam tokius žodžius pasakė. Ką turi išmokti kilmingos šeimos sūnus ar dukterys, kurie nori praktikuoti giliąją Pračnaparamita? Tai paklaustas bodhisattva Mahasattva kilnusis Avalokita galingasis, garbingajam Šariputrai atsakė taip. Šariputra, kilmingos šeimos sūnus ar dukterys, kurie nori išmokti praktikuoti giliąją Pračnaparamita, turi įgyti tokį požiūrį. 5 skandos neturi esmės. Jos yra tuščios. Forma yra tuštuma. Tuštuma yra forma. Forma yra ta pati tuštumai. Ir tuštuma yra ta pati formai. Taip pat tušti yra jutimai, suvokimai, paskatos ir sąmonė. Todėl Šariputra, visi reiškiniai yra tuštuma ir niekas neturi prigimtinių požymių. Niekas neatsiranda ir niekas neišnyksta. Nieko nėra nešvaraus ir nieko švaraus. Niekas nemenkėja ir niekas negausėja. Todėl Šariputra, tuštumoje nėra formos, nėra jutimų, nėra suvokimų, paskatų ir sąmonės. Nėra akių, ausų, nosies, liežuvio, kūno, proto. Nėra nieko matomo, girdimo, užuodžiamo, ragaujamo, liečiamo, suvokiamo. Nėra regos elemento ir regos sąmonės. Ir nėra kitų elementų, pradedant regėjimu ir baigiant proto sąmonę. Nėra nežinojimo ir nėra nežinojimo pabaigos. Nėra senėjimo ir mirties. Ir nėra senėjimo bei mirties pabaigos. Nėra kančios ir kančios priežasties bei pabaigos. Taip pat nėra kelio vedančio iš kančių. Nėra išminties ir nėra nieko, ką reikėtų pasiekti ar nepasiekti. Taigi, Šariputra, bodhisattvos neturi ko pasiekti ir todėl remdamasi Pračnaparamita išlieka nesuteršę minčių ir bebaimiai. Todėl jie išsilaisvina iš iliuzijų ir pasiekia nirvaną. Visi 3 laikų pabudusieji praktikuodami Pračnaparamita pasiekė visišką, aukščiausią ir tobulą nušvitimą. Todėl Pračnaparamitos mantra yra didžioji žinojimo mantra, aukščiausiai, neprilygstamoji mantra, visas kančias greitai nuraminanti mantra. Turite žinoti, kad tai tiesa, nes tai nėra klaidinga. Pračnaparamitos mantra skamba taip. Tadiyata, gate gate, paragate, parasamgate bodhisuaha. Taip, Šariputra, bodhisattvos Mahasattvos turi mokytis giliosios Pračnaparamitos. Tuomet nugalėtojas pakilo iš samadhi ir palaimino bodhisattvą Mahasattvą kilnųjį Avalokitą galingąjį sakydamas: labai gerai, kilmingos šeimos sūnau. Taip, būtent taip, kaip tu mokėjai, reikia praktikuoti giliąją Pračnaparamita. Tuomet džiaugsis visi tatagatos.
Nugalėtojai ištarus šiuos žodžius, nudžiugo garbingasis Šariputra, Bodhisattva kilnusis Savalokita galingasis, visi susirinkusieji, dievai, žmonės, asurai, gandarvai ir visas pasaulis ir pagarbino nugalėtoją. Mahajano sutra, vadinama pergalingosios Pračnaparamitos esmė, baigta.